Šios meditacijos tikslas padėti tau maksimaliai atsipalaiduoti bei sukurti nepakartojamą patirtį vaikščiant kažkur gamtoje ar parke, o gal ir mieste, tačiau tuo atveju išlik budrus, budri ir atitinkamai pastebėk visas kliūtis savo kelyje. Meditacija tai buvimo čia ir dabar praktika, padedanti giliau suvokti savo išgyventą patirtį, suartinanti kūną, sielą ir protą. Jei dėl įvairių priežasčių dabar neturi galimybės fiziškai pasivaikščioti lauke, gali tai daryti savo mintyse, užmerkiant akis ir įsivaizduojant visus meditacijoje apsakytus etapus. Mūsų smegenys neatskiria tikrovės nuo minčių ar vaizduotės, tad efektas gali būti toks pat puikus, kaip ir po tikro pasivaikščiojimo. Pradėk nuo pasiruošimo. Įsitikink, kad tavo drabužiai bei avalynė patogūs ir tinkami orui. Ir kai tu jau pasiruošusi, kol stovi vietoje, giliai įkvėpk ir iškvėpk. Dabar su įkvėpimu iškelk savo rankas į viršų virš galvos, šiek tiek palaikyk ir su iškvėpimu nuleisk jas į apačią. Gali lėtai pasilenkti į priekį ir pasiekti grindis tiek, kiek pavyksta. Pajaus tempimą kojose ir išlaikyk šią poziciją keletą sekundžių. Lėtai ir ramiai grįžk į tiesią pozą, papurtyk savo dešinę koją, dabar kairę koją. Pasukinėk į šonus savo liemenį. Pagal pajautimą, lėtai ir giliai kvėpuodama, dar šiek tiek pasirąžyk. Ir jei jautiesi pasiruošusi, gali pradėti šį sąmoningą pasivaikščiojimą. Eik savo patogiu tempu, nei per lėtai, nei per greitai. Visą dėmesį sutelk į savo pėdas ir į žingsnių ritmą. Kairė, dešinė, kairė, dešinė. Įsiklausyk į savo žingsnių skambesį. Leisk šiam ritmui tave atpalaiduoti ir nuraminti. Labai gerai. Pastebėk, kaip kūno svoris nuo kulno persikelia į pėdos priekį, paskui iš vienos pėdos į kitą. Mėgaukis tuo, kaip juda tavo kūnas. Pajausk, kaip jis gauna energijos judant tavo raumenims. Tu užsikrauni energiją kiekvieną kartą pėdoms palietus žemę. Stebėk, kaip juda tavo galūnės. Lengva vibracija einant padeda tau dar labiau atsipalaiduoti, nurimti ir paleisti įtampą iš kūno. Jei tavo protas ir mintis blaškosi, klaidžioja ir nuneša tave kažkur toli, pastebėjus tai tiesiog švelniai grąžink savo dėmesį atgal į žingsnius. Nesvarbu, kiek laiko praleidai skrajodama mintyse, visada gali sugrįžti akimirką čia ir dabar. O
o jei vis tiek sunku susikoncentruoti kiekvieną kartą, kada pėdos paliečia žemę, gali pradėti skaičiuoti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ir taip toliau. Labai gerai. Dabar pradėk stebėti savo kojas, atkreipk dėmesį, kaip su kiekvienu žingsniu lenkiasi keliai, kai pėdai palietus žemę, kojos išsitiesia. Praleisk šiek tiek laiko stebėdama, kaip kiekviename žingsnyje dirba klubai. Atkreipk dėmesį visus raumenis, kurie sąveikauja stumdami kojas į priekį. Pastebėk, kaip tavo koja pakeliama ir nuleidžiama. Paklausk savęs, kokius kitus pojūčius patiri eidamas, eidama. Giliai patirk, pajausk, ką reiškia vaikščioti, sutelkiant dėmesį visus fizinius pojūčius. Atkreipk dėmesį į savo rankas, kaip jos svyruoja pirmyn ir atgal tau einant. Kokį nuostabų darbą jos atlieka, padedant tau išlaikyti stabilumą ir stumtis į priekį. Galbūt gali pajausti nedidelius pokyčius pečių, kaklo ar galvos srityje. Ar pasikeitė tavo kvėpavimas? Galbūt jis pagreitėjo, pagilėjo, o gal atvirkščiai. Kokią emociją tu dabar jauti? Nieko nevertink, tiesiog užfiksuok. Labai gerai. Dabar nukreipk savo žvilgsnį į aplinką, kurioje tu vaikštai. Kokie objektai tave supa? Kokiu paviršiumi tu eini?
kokios tų objektų ar kelio dangos spalvos, sodrios ar išblukusios, ryškios ar blankios. Taip pat leisk savo išgirsti visus garsus aplink tave. Tau nebūtina juos atpažinti, įvardinti ar įvertinti, malonus ar nemalonus jie tau. Tavo užduotis tiesiog pastebėti juos be jokios analizės vertinimo, bandymo priskirti kažkokiam objektui. Labai gerai. Dabar visą dėmesį sukoncentruok į uoslę. Paleisk visą spaudimą kažką dabar būtinai užuosti. Tiesiog atkreipk savo dėmesį ir su smalsumu patyrinėk, ar gali pajausti kažkokius kvapus. Tau nieko nereikia keisti ar taisyti. Tu tiesiog esi savo aplinkos stebėtojas. Galbūt tau norėsis ką nors paliesti, patyrinėti kažkokio tai objekto tekstūrą. Jei jauti tokį poreikį, gali trumpam stabtelti ir užmerktomis akimis arba ne pagal pajautimą pačiupinėti akį patrakusius paviršius. Vėlgi pastebėk, kaip tai jaučiasi, kokie pojūčiai pirštų galiukuose. Nuostabu. Gali vėl grįžti atgal į įėjimą ir kelias paskutinės akimirkas pastebėti fizinius vaikščiojimo pojūčius. Atkreipk dėmesį į savo kūno judesius, pajausk, kaip tavo pėdos vėl liečia žemę. Galbūt dabar tau norėsis apmąstyti savo patirtį šioje pasivaikščiojimo meditacijoje, užfiksuoti kažkokius tai suvokimus, kaip galėtum daugiau sąmoningumo įnešti ir į kitas savo kasdieninės veiklas. Gali sustabdyti įrašą ar vaikščioti ir toliau kartu su šia muzika. O aš su tavim atsisveikinu ir dėkoju tau, kad skyrei laiko sau.